Sveiki visi, šiandien susirinkę į Lietuvos edukologijos centrinius rūmus ir visi žiūrovai, kurie stebi Delfi TV transliaciją tiesioginę. Na, iš tiesų užduotis man teko labai atsakinga ir aš nežinau, ar įmanoma atsakyti į klausimą, kuris čia yra iškeltas, ar pedagogo profesija yra vyriška. Kadangi aš manau, kad aš nesugebėsiu atsakyti į šį klausimą, tai pasikvietėme 3 vyrus, kurie tikriausiai sugebės atsakyti į klausimą, ar pedagogo profesija yra vyriška. Tai pristatau šios dienos mūsų diskusijos dalyvius. Žilvinas Miliauskas, Vilniaus mokymo centro lietuvių kalbos ir literatūros mokytojas. Teisingai, vyrai reti mokytojai būna, tai plojimai čia yra labai patartinas dalykas. Donatas Kriukas, Vilniaus Salomėjos Nėries gimnazijos technologijų mokytojas bei Meilės Lukšienės premijos laureatas. Pedagogams. Na ir Simas Ignatavičius, Vilniaus licėjaus biologijos mokytojas. Tokią šaunę vyrišką publiką mes šiandien turime ir pamėginsime atsakyti į klausimą, ar pedagogo profesija yra vyriška. Na, reiktų atsispirti nuo tokio dalyko, kad šioje auditorijoje faktiškai absoliuti dauguma klausytojų yra dailiosios lyties atstovės, taip kad tam tikrą atsakymą čia tikriausiai ir suponuoja, bet aš vis dėlto atsispirčiau nuo tam tikrų faktų. Štai visai nesenai vakar viename iš naujienų portalų pasirodė informacija, jog Lietuvoje šiuo metu yra daugiau negu 34 000 mokytojų, o iš jų tik tai 6800, šiek tiek suvirš, yra vyrai. Tai yra 20% visų mokytojų. Procentas pakankamai mažas. Tai aš sugalvojau atlikti tokį eksperimentą ir vakar pakalbinau 47 savo mokinius. 1 gimnazijos klasės ir 4. Reiškia, tie, kurie jau išeina ir tie, kurie ką tik atėjo į gimnaziją. Tai ką jie pasakė? Paklausiu tokio klausimo. Kaip manote, kurios profesijos yra priskiriamos daugiau vyrams, o kurios vis dėlto profesijos yra laikomos moteriškomis? Na ir ką jūs manot, atsakymai yra tokie, kad faktiškai be konkurencijos 19 pasirinkimų pirmoje vietoje moteriškosios profesijos yra tai, kad tai yra mokytojos. Na, o vyrams tenka tokia atsakomybė kaip kariškiai, gaisrininkai ir policininkai. Bet vis dėlto prieš jūs sėdi 4 pavyzdžiai, kad vis dėlto ir vyrai gali būti mokytojai. Tai galbūt ir pradėkime šią diskusiją nuo tokio vieno esminio klausimo. Kaip manote, ar galima profesiją skirstyti į vyriškas ir moteriškas? Žilvinai, prašau. Iš šitą mikrofoną. Sveiki. Aš manau, kad esminis klausimas ir esminis atsakymas turėtų būti ne. Nes šiaip iš esmės vyras atėjęs į mokyklą, į, manykim, moterišką kolektyvą, dažniausiai sumoteriškėja. Mano atvejis yra kiek kitoks, nes aš dabar šiuo metu nesu pedagogas. Aš esu andragogas, tai yra dirbu su suaugusiais. Ir šito darbo specifika yra šiek tiek kitokia, nes mano kolegos praktiškai visi yra vyrai. Tai man taip neatsitiko, kad atėjęs į darbą aš sumoteriškėjau. Aš bent jau taip tikiuosi. Nors šiaip šitą specialybę mane patį pasirinko, todėl aš nedrįščiau sakyti, kad specialybę reikėtų šitą pavadinti moterišką ar vyrišką. Tiesiog taip susiklostė yra, kad vyras yra kaip utopija mokykloje. Nes, tiesą sakant, ypač humanitarinių dalykų. Mokytojai yra priimami šiaip labai kreivų žvilgsnių. Kai atlikau praktiką mokykloje 4 kurse studijų, manęs visi klausinėdavo, ar aš esu kūno kultūros ar darbų mokytojas. Niekas nepatikėdavo, kad esu lietuvių kalbos mokytojas. Aš ir pats sunkiai patikėjau, todėl kad kurse iš 200 studentų buvo 4 vyrai. Ir tiesą sakant, aš vienintelis esu, kuris pasirinko mokytojo kelią. Nors kelias galbūt pasirinko mane iš tikrųjų, nes aš planavau būti statybininku pabaigęs universitetą, bet paskambino iš mokyklos, pasiūlė darbą, taip išėjo, kad atsarginis variantas tapo pagrindiniu. Ir tiesą sakant, patekus į vyrišką kolektyvą, nepajaučiau nė vieno to minuso. Tarkime, kai mokytojai sako, ateinam į mokytojų kambarį mokykloje ar ne, ir sėdi vien damos. Ir kartais sunku atrasti galbūt net ir bendrų temų. Tai aš į tokią situaciją nepapuoliau ir manau, kad
Aš atsakyčiau, jog tai nėra tik moteriškas užsiėmimas, moteriška profesija, todėl kad aš pažįstu bent 35 vyrus, kurie dirba mokytojais. Na gerai, tai čia yra 3 vyrai, kurie tikrai turi kitokią patirtį iš mokyklos. Donatai, tavo mokykloje tikrai didesnė dalis mokytojų yra moteris, ar ne? Ką pats manai, ar verta skirstyti profesijas į vyriškas ir moteriškas? Sveiki, aš irgi šiandien ryte bandžiau pagalvoti, iš kur atsirado tas poreikis, išskirti tas profesijas vyriškas ir moteriškas, ir pagalvojau kitą situaciją, pradėjau modeliuoti, jeigu būtų ta problema, kad per daug vyrų mokykloje ir per mažai moterų. Kaip tada atrodytų, ar keltume tą pačią diskusiją, kai yra dabar numatyta perspektyva, kad prikviesti kuo daugiau vyrų, bet iš principo, ar tai keičia ką nors, ar tik tai yra statistiniai duomenys, dėl kurių mes norim kažką išlyginti, tą pusiausvyrą kažkokią, bet ar tai duoda mokymo kokybei kažkokią įtaką, tai aš manau, kad lytis tai tikrai neturi tiesioginės įtakos jokios tam. Manai, ar yra svarbu, kad mokykloje būtų daugiau mokytojų vyrų negu mokytojų moterų? Tai aš gal taip pat sutikčiau, kad visų pirma svarbiausia yra gebėjimai, kurie reikalingi mokytojams ir tada, jeigu žmogus turi tuos gebėjimus, gali pilnai dirbti mokykloje. Aš prieš ateidamas čia pabandžiau paskaičiuoti, kiek pas mus mokykloje yra vyrų ir procentas yra apie 30% yra vyrai, tai šiek tiek daugiau negu statistiškai Lietuvoje, bet vis tiek tikrai maža dalis, bet aš dirbu pirmus metus mokykloje ir tikrai nepajaučiau, kad būčiau sumoteriškėjęs ir moteriškame kolektyve. Tai tiesiog tas skaičius 30%, tai manau nėra dar balanso kažkokio, bet visai toks normalus, kad būtų galima normaliai dirbti kolektyve ir tas kolektyvas yra pilnai subalansuotas, nes tie vyrai dirbantis yra tikrai profesionalūs ir kolektyvas gali gerai dirbti. Na gerai, bet jeigu mes pažvelgtume į kitas specialybės, tai vis dėlto tas disproporcija yra gerokai mažesnė. Tarkim, vadybininkai kokie nors, ar ne, arba valstybės tarnautojai. Be abejo, reiktų žiūrėti labai aiškius faktus, bet aš manyčiau, kad nebūtų tokios ryškios disproporcijos, kad kaip mes turim pedagogą, 80% moteris ir 20% tik tai vyrai. Kodėl vis dėlto vyroje tokie skirtumai, Simai, kaip tau atrodo? Tai čia ne problemų, galbūt priežasčių yra labai daug, tai aš pabandžiau irgi pagalvoti, kokios čia priežastys vyrus gali skatinti. Mačiau, švietimo ministerija buvo padarius apklausą ir išryškinus pagrindinės priežastys, kurios verčia pasirinkti pedagogo profesiją. Tai viena iš įdomiausių priežasčių ir man pačiam taip pat atrodo visai protinga, tai yra noras daryti poveikį kitiems. Skamba taip šiek tiek panašiai kaip kažkoks prekyba poveikio, bet būtent noras daryti įtaką jauniems žmonėms, tai tikrai yra malonus dalykas ir tas įtakos darimas būtent yra, kada pas tave ateina 30 jaunų perspektyvių žmonių ir tu bent šiek tiek gali prisidėti prie jų ugdymosi ir tu žinai, kad po kelių metų jie bus Lietuvos ateitis ir būtent tas įtakos darimas tikrai, manau, skatina vyrus pasirinkti šitą profesiją. Bet tas faktas, kad tik 20%, ar nerodo, kad tik 20% Lietuvos vyrų nori daryti įtaką jaunai kartai? Tai čia tiesiog galbūt bendra politika, kaip prikviesti tuos vyrus studijuoti, būtent, kad prikviesti... Mes apie tai dar pašnekėsim, ką daryti, kad kuo daugiau vyrų būtų mokytojų, bet vis dėlto, ar tai nerodo tam tikrų irgi psichologinių dalykų, kad, vyrai, maždaug moteris, jūs rūpinkitės vaikais, ten jūs pagimdėt, juos auginkit ir išmokykit, o aš jau dirbsiu su galutiniu produktu, ką aš turėsiu. Ar netrodo, kad taip yra? Man atrodo visų pirma, kad dažniausiai besirenkantis arba svarstantis pedagogo profesiją kaip galima, neįsigilina į visas detalės ir tiesiog nesupranta, koks tai yra realiai darbas. Jie dažniausiai mato tai kaip profesiją, kada tu kiekvieną dieną, kiekvienais metais tą patį dėstai pagal vadovėlį ir jokios čia įtakos, jokio malonumo ir jokio kūrybingumo nėra. Tai tiesiog nepakankamas supratimas apie pačią profesiją. Dona, tai kaip tau atrodo? Kodėl taip atsitiko, kad ši profesija nuslinko į moterų rankas? Nors kažkada didesnė dalis mokytojų be abejo buvo vyrai. Sunku atsakyti, čia tikriausiai disertaciją galim parašyti iš to, kodėl taip susiklostė šitą situaciją. Bet aš manau, kodėl vyrai, reikia džiaugtis, kad dar ateina tų vyrų į tą mokyklą. Tai aš manau, dėl viena iš priežasčių, kurie įvardino, bet kita yra iššūkis, kurį priėmė savo.
man teko laimė irgi pasimokyti ir pedagoginių studijų ir išbandyti programą Renkuosi mokyti, per kurią aš patekau į mokyklą. Tai man buvo didžiausias iššūkis, kur buvo iškelti tikslai, kad mokykla turi keistis. Tai man buvo didžiausia motivacija, kad toj mokyklai turi vykti kažkokie kitokie procesai, negu vyko, kai aš mokiausi. Tai tas iššūkis mane labiausiai paskatino iš vis pasirinkti. Tai aš manau, reikia džiaugtis, jeigu ateina vyrai į tas mokyklas ir to imasis tokiom mintim. Žilvinai, kaip tau atrodo, kodėl pedagogo profesija tapo moteriška ir mes šiandien svarstome, o gal tai yra vyriška profesija? Aš dar negavau meilės Lukšienės premijos, bet viskas ateity, bet pabandysiu atsakyti. Aš manau, reiktų skirstyti į 2 etapus. Visų pirma, edukologijos universitete procentaliai kiek tų vyrų dabar studijuoja. Tai pavyzdžiui, šioje auditorijoje sėdi, tarkim, 5-6 vyrai, tai bent 3-4, aš manau, nueis į mokyklas. Nes kai procentas stojančių yra toks nedidelis, manau, motivacijos yra daugiau. Jo labiau, kad kai merginų įstoja 200, o iš jų nueina kokios 5 į mokyklas, tai po studijų baigimo, aš manau, tas procentas iš tikrųjų nėra toks labai skirtingas. Ir sakau, aš iš 5 vaikinų 1 nuėjau, iš 200 merginų gal 4 ar 5 dabar dirba mokytoja. Turbūt reiktų klausti, kodėl niekas nesirenka studijų. Ne niekas, gal mažoji dalis vyrų nesirenka pedagoginių studijų. Tas įprastas požiūris, kad čia yra mažai uždirbančiųjų asmenų rinka, kad čia turi ateiti žmonės tik tai iš pašaukimo, aš manau, iš esmės yra neteisinga. Nes pedagogo ar andragogo profesija tai yra tokia pati loterija kaip teleloto. Nes priklauso tavo pajamos visada nuo to, kiek mokinių atsiranda mokykloje, koks vadovų požiūris į mokymosi procesą ir ne tik tai yra, kiek stengiasi dalyvauti tiek egzaminų sistemoje vertinimo, taisymo, vykdymo, taip pat koks požiūris yra bendradarbiavimas su kitomis mokyklomis užsienio šalyse. Todėl šiuo atveju aš galėčiau pasakyti, kad man loterijoje pavyko laimėti, todėl kad mūsų mokykla iš tiesų labai intensyviai bendradarbiauja su visom tarptautiniam organizacijom, dalyvaujam projektuose. Todėl aš galiu tiesiog pakartoti vienos parapijos, nesakysiu, kurios klebono žodžius. Kunigu aš tapau ne iš pašaukimo, o esu verslininkas. Tai tiesą sakant, manie dabar persisvėrė yra 2 asmenys. Vienas tas, kuris turi pašaukimą, labiau, kad atėjau iš šeimos, kurie mokytojų yra. Kitas tai, kad aš matau perspektyvų iš tikrųjų tobulėti ne tik kaip mokytojas, bet ugdyti savo kompetencijas ir vos ne kaip ir verslo srityje, nes iš tikrųjų dalyvavimai tarptautiniuose projektuose, tai suteikia daugybę šansų save realizuoti, taip kad aš mokykloje kaip mokytojas jaučiuosi puikiai, o už mokyklos ribų dar geriau. Beje, mano toj atliktoj labai jau gausioj apklausoj savo mokinių, tai tarp vyriškų profesijų kunigas arba vienuolis taip pat lyderiavo. Tarp kitko irgi yra priskiriama nežinia, mano vienas mokinys klausė, o kunigystė profesija ar pašaukimas čia daugiau? Tai vat, nežinau, ar verta remtis Žilvino atsakymu, bet vis dėlto buvo paliestas labai svarbus klausimas. Mokytojas vyras ir mokyklos administracija, kurioje dirba tas mokytojas vyras. Donatai, ar jauti, kad į tave kaip mokytojo vyrą administracija žiūri, gal ne šiek tiek prielankiau, bet uždeda tam tikrų net funkcijų, sako, va tu kaip vyras čia gal gali šitą reikalą užsiimti ir panašiai? Gal tos funkcijos atsiranda tada, kai tu parodai, kad tu jas gali atlikti, ar net būtų labai keista, kad duotų funkcijas tų, kurių tu negali atlikti ir tau vis krautų, bet tu jų nepadarai. Ne? Tai vėlgi ta lytis, aš nemanau, kad turi įtakos, aš manau, kad yra ir moterų pedagogų, kurios gauna labai didelius krūvius ir darbo tam, ir vyrai, kurie rodo iniciatyvą. Aš apskritai nemanau, kad reikėtų į mokyklą žiūrėti kaip į tą vietą, kurioje tu užsidirbtum visam gyvenimui, ar susineštum turtus kažkokius, nes tikriausiai nešnekamės apie tai, kokia yra nauda mums kiekvienam. Man atrodo, reikia šnekėti apie tai, kokią turi įtaką galbūt švietimui, tam tikrų personų atėjimas į švietimą.
Nu gerai, bet aš, pavyzdžiui, mokykloje dirbdamas jaučiu, kad į mane kaip į mokytoją vyrą žiūri administracija šiek tiek kitaip. Tikrai. Reiškia, va, nu, tu kaip vyras gal nueik čia, va, patvarkyk čia, pasižiūrėk tvarkos tenais. Kažkaip, va, tai yra taip. Arba mums reikia pavaduojančio kokio mokytojo, ne mokytojo, sako, būtinai čia kokį vyruką. Reikia daugiau vyrukų, sako. Bet, tai čia aš manau, kad čia nereikia labai daug ieškoti atsakymų toli, kokia visuomenė, ar ne, jau čia mokykla yra iš visuomenės susiformavus, tai kokie visuomenė yra stereotipų susiformavę, natūralu, jie persikėlė ir mokyklą. Tai čia tie atsakymai yra labai paprasti ir nieko gal čia neturėtume stebėtis. Na gerai, Simas dirba mokykloje, Simas dirba mokykloje, kurios vadovas taip pat yra vyras, direktorius, taip? Ar jaučiasi šiek tiek kitoks santykis su tavim kaip su mokytojų vyru, negu direktorius galbūt bendrauja su moterimis, mokytojomis? Kažkokio ypatingo, skirtingo dėmesio iš administracijos tikrai nepastebėjau, kaip kad vyras. Galbūt vienintelis dalykas mano auklėjimo klasė yra beveik vien vaikinai, tenais 20 vaikinų, 8 merginos yra tik tais matematikų klasė, tai galbūt čia buvo administracijos mintis būtent duoti man kaip vyrui tokią klasę, o kažkoks... O kodėl moteris negalėtų susitvarkyti su vyrų klase? Tai prieš tai ir tvarkėsi. Tai, manau, galėtų pilnai tiesiog galbūt kitoks bendravimas galėtų atsirasti kaip vyro su vaikinais, galbūt geresnis pavyzdys, kada yra tos pačios lyties ir auklėtojas. Iš kitos pusės vaikinams galbūt ir didesnė motyvacija būtų pamatant, kad štai mokytojas, jų auklėtojas yra vyras. O dar grįžtant prie tos teigiamos arba neigiamos kažkokios diskriminacijos dėl lyties, tai aš sakyčiau, kad gal bendrai iš mokyklos bendruomenės tai labiau yra teigiamas dalykas ir visi mokytojai žavisi, kad va, atėjo jaunas vyras į kolektyvą, tai o kažkokių papildomų darbų tai tikrai nepastebėčiau, kad duotų kaip vyrų. O kaip manot, ar mokiniam yra kitoks bendravimas, ypatingai vaikinams su mokytojų vyru, ar vis dėlto bendravimas yra vienodai, šviečia kokia lytis ateina prieš tave klasėje, ar vis dėlto skiriasi? Kai apskritai, kalbant, kad bent vienas ar keli mokytojai būtų vyrai, tai manau yra būtina, nes aš be biologijos dar dėstau ir biotechnologijas pasirenkamą dalyką, tai pirmus mėnesius neradau bendros kalbos su vaikinais, ten taip pat beveik vien vaikinai, bet po to išsiaiškinom, nuo ko mes turim kiekvieną pamoką pradėti, o tai yra nuo futbolo apžvalgos, praeito vakaro čempionų lygos, kokios varžybos įvyko, kuri komanda laimėjo. Kada mes 5 minutės apie tai pašnekam, toliau 2 pamokas darbas eina labai gerai, tai manau, vaikinams to būtent reikia, nes jie nori ir mokykloje pamatyti, kad gali su kažkuo ir apie futbolą pasišnekėti. Tenka apie futbolą pašnekėti. Prieš pamokas. Ne, aš nelabai turiu ką pasakyti apie futbolą. Apie krepšinį gal daugiau galėčiau. Taip. Tai ar skiriasi bendravimas? Mokinių, ypatingai vaikinų? Bendravimą, taip. Tai aš sakau, kad kai kuriais klausimais, šiaip aš nejaučiu, kad mano bendravimas skiriasi kažkuo nuo kitų mokytojų, ar ne, šiaip bendraja prasme su mokiniais. Bet kai kuriuom temam galbūt tai išlenda to kažkokie aspektai. Taip pat, kaip dabar buvo neseniai situacija, aš irgi turiu auklėtinius ir nežinau, kas atlieka ten tyrimą, dabar neįsigilinau ten, bet klausėme merginų apie tai, kokia jų ten yra branda ir panašiai, ir jom reikia užpildyti anketą labai intimiais klausimais. Tai tikrai aš atsakymų negalėjau surinkti. Iškart prašiau, kad juos neštų seselį, nes, kaip vyras ten žinot, gal negalėčiau tos informacijos. O kodėl? Gal tai ir blogai, kad... Ne, tai gal čia tokia etika labiau. Bet jeigu mes žiūrėtume tai, kad mokytojo darbas yra toks, man tą darbą reikia atlikti. Tai tada mes belyčiai tampam. Gerai, dabar paliestas įdomus klausimas. Aišku, Žilvinas tarp savo mokinių moterų tikriausiai neturi, vien tokia vyriška publika ten jis yra, pasirodo, ar ne? Bet vis dėlto, mokytojų vyrų bendravimas su mokinėmis merginomis. Vis dėlto čia sėdi vyrai tokie iš stuomens ir iš liemens ir panašiai. Kaip čia susiderina šitie klausimai? Amžiaus skirtumas, atsiprašau, nėra taip pat kažkoks labai didelis, kad 30 metų būtų. Manęs, pavyzdžiui, asmeniškai tai klausia dažnai draugai, sako, kaip tu gali dirbti mokykloje? Sako, tiek, pavyzdžiui, gražių 12-okių.
Tai va, tai aš nesakysiu, ką aš jiems sakau, bet aš po to pasakysiu, kad, nesufleruočiau atsakymo. Tai, kaip pačiam atrodo? Tiesą sakant, aš iš karto pirmų sakinių paprieštarausiu Tamstai, nes tarp manęs ir mano mokinių moterų dažniausiai yra 30 metų skirtumas. Tai tiesą sakant, jos mielai bendrauja su tokiu mokytoju kaip aš. Ir tikrai nekyla tokių minčių paklausti, kaip ten tau sekasi bendrauti, todėl kad, tiesą sakant, mano mokykloje tai ateina žmonės vedami vidinės motyvacijos, ne išorinės, ne tėvai priverčia juos eiti į mokyklą. Jie ateina mokytis, jie ateina gauti kažkokiu tai žinių, galbūt jiems kažko reikia daugiau, ar ateityje dirbant, ar nesijausti nelygiais su kitais žmonėmis, kurie turi vidurinį išsilavinimą. Mano bendravimas su moterimis yra absoliučiai toks pats kaip ir su vyrais. Taip, aš nesusiduriu su tokiam problemom. Donatai, kokia tavo patirtis? Paprasta patirtis. Nieko ten ypatingai nejaučiu, kad kažkas ten galėtų būti kitaip. Vėlgi, gal ten kažkokie juokai gali nueiti, ta prasme, su tuo sužais, bet nemanau, kad čia yra irgi etiška. Bet vis tiek savo įsivėti saugiklius, bet kokiu atveju, aš esu girdėjęs tokiu atveju. Jaunas geografijos mokytojas pradėjo dirbti rajoniniai mokykloje ir dėl jo kilo muštynės mokykloje. Čia normalu? Jeigu atsakyčiau normalu, tai būtų nenormalu tikriausiai. Supratau. Tai atskiri atvejai, aš manau, tai dėl manęs neįvyko muštynė. Simai, kokia tavo patirtis? Tai dėl manęs muštynės taip pat nevyko. Galbūt čia teigiamas dalykas buvo, kadangi atėjau rugsėjo mėnesį ir visi mane pamatė ir po 2 savaičių aš vedžiau ir kažkaip tas garsas nuėjo iki mokinių ir nebe toks įdomus tapau tikriausiai, nes tarp manęs ir mokinių 11-okių, kuriuoms tarkim dėstau, tai iš vis kelių metų skirtumas tai yra, bet kažkokio, kad bendravimas kitoks būtų tikrai nejaučiu ir nieko panašaus nėra. Aš supratau, nereiškia, kad aš manau, kad ateina mokinės ir pradeda kabinti jauną mokytoją, aiškiai, su minisijonukais, tai nepanašiau. Bet aš vis dėlto, ką aš atsakau savo draugams, aš sakau, žinokit, kai aš stoviu prieš klasę arba bendrauju su mokiniais, man visiškai jokių neturi emocijų, kokia yra jo lytis. Ir labai dažnai žmonėms sunku patikėti, kad taip tikrai yra. Ir pavyzdžiui, todėl aš manyčiau, kad galėčiau bendrauti su mokiniais, ar tai būtų vaikinas ar mergina, bet kokiom temom, bet aišku, aš jaučiu, kad merginos mokinės, ne visomis temomis nori pasidalinti su tavim kaip mokytojim, ten įvairūs meilės reikalai, panašiai, bet kartais įvairiausių klausimų susilaukiu ir patarimų nori. Aišku, dabar tikriausiai, jeigu žiūri per Delfi TV, tai rytoj, kai ateisiu mokyklą, pradės klausinėti visokiausių dalykų. Tebūnie. Gerai, tai dabar grįžkime prie mūsų diskusijos pagrindinės temos. Vis dėlto, ką reiktų padaryti, kad į mokyklas ateitų vis daugiau vyrų? Nes mes konstatuojam faktą, kad tik 20% Lietuvoje vyrų eina į mokyklas. Procentas baigiančių pedagoginės studijas arba pasirenkančių programas, tokias kaip renkuosi mokyti, tikrai yra didesnis. Ten aš nežinau tiksliai, kiek vyrų, kiek moterų santykis, bet tai rodo vis dėlto, kad nėra normalu, kad tik 20% vyrų eina. Ką reikėtų daryti? Kad daugiau vyrų turėtume mokyklų koridoriuose ir kabinetuose. Simai. Čia tikriausiai reikėtų labai daug žingsnių žengti šitą linkmę, bet visų pirma, tai reikėtų bendrą požiūrį į tą darbą keisti, tiesiog, kad matytųsi kažkokios kitos galimybės. Mes esam būtent iš tos kartos, tos vadinamos Y kartos, kada mes norim turėti laisvę keisti, tarkim, darbo vietą, jeigu mums nepatiko, norim pakeisti, o tai, ką mes matom mokytojo profesijoje, tai gerai, 5 metus aš mokysiuos kaip mokytojas, po to vėl būsiu 5 metus mokytojas, tada dar 5 metus mokytojas ir galiausiai 30 metų buvau mokytojas ir galbūt kažką galėjau daugiau nuveikti. Tai, manau, galimybė padirbus kelius metus mokytojų kažkur stažuotis arba pasirinkti kitą sritį, kur galima tobulėti, manau, tikrai paskatintų jaunus tiek vyrus, tiek merginas rinktis šitą profesiją, nes būtent tas užsisėdėjimas mokykloje, ypač jeigu tai yra
rajono mokykla, tai tu ten atsisėdai į mokytojo vietą ir tikriausiai visą gyvenimą dirbsi. Tai, manau, tai tikrai nežavė jaunų žmonių šitos. Na, bet vis tiek tam tikra hierarchija egzistuoja ir karjeros, lipimas karjeros laipteliais vyram mokytojam irgi taip pat yra, nes net ir mano mokinio apklausoj tarp specialybių ir profesijų vyrams, kas vyro direktorius. Aiškias, vyras visuomet gali tapti direktoriumi. Aš atsimenu, kai mokiausi švietimo vadybos universitete, man dėstė ir sakė ne tik man, bet visiems studentams, sako, vyrai eikite į mokyklas, labai greitai galėsi tapti direktoriais. Tai ar pritarė šitam dalykui ar ne? Man lygiai taip pat sako, kad gerai, čia pasirinkai mokytojų, tai pabūk tos porą metų, bet po to jau tai gerai būsi direktorius. Tai tas yra, bet aš nesakyčiau, kad direktoriaus darbas yra labai panašus į mokytojo, ypač jeigu direktorius nėra dėstantis, tai būtent yra labiau administracinis darbas negu pedagoginis. Donatai, kaip tau atrodo, kodėl atsiranda toks dalykas, kad vyras atėjęs į mokyklą vienai par kitaip regiamas, anksčiau ir vėliau kaip direktorium arba bent jau pavaduotojum, reiškia tas, kuris vadovauja? Jo, aš irgi labai daug apie tai sulaukiu klausimų, bet yra tas stereotipas. Bet nežinau, ar taip lengva jau ir tapti tuo direktorium būti. Na, bet visi įsivaizduoja, taip ar ne? Tai visi pripažįstam, kad kiekvieno fantazijos vaisius yra ta pareiga. Čia pats žmogus turėtų nuspręsti, ar jam yra ta vieta. Ir vėlgi mes susidurėm su stereotipais, aš manau, kurie yra visuomeniai. Ir klijuojama ta etiketė, man labai keista būna tada, kai su kokiu nors žmogumi irgi iš švietimo pabendrauji ir pabendrauji vieną dieną ir tada sulauki klausimą, ar tu būsi direktorium. Ta prasme, tai neturėtų taip atsitikti, kad kažkokiais stereotipais vadovaujantis suteikiamos pareigos. Tai bet ką daryti, kad tie stereotipai nyktų? Mes esam čia ir galim jau juos naikinti. Supratau, Žilvinai, ar esi jau sulaukęs pasiūlymų tapti direktoriumi? Aš dar gal pabandysiu atsakyti pirmąjį klausimą tavo. Ką daryti, kad pritrauktumėm daugiau mokytojų į mokyklas vyro? Galbūt ne visai lygus pavyzdys būtų, bet tarkime Skandinavijos šalyse, kai yra lyčių lygybės kova. Ar ne, moteris visada nori būti lygios ir prieinama prie tokio taško, kai viskas apsiverčia ir vyrai pradeda kovoti dėl savo teisių prieš moteris. Tai dabar, manau, mūsų švietimo sistema yra visiškai tas pats. Dabar ateinantis 5-10 metų, tai yra pats laikas, kada vyrai gali eiti dirbti mokytojais, iš pradžių mokytis, ar ne, pedagoginių studijų. Ir jie praktiškai visais atvejais gauna darbo pasiūlymą iš mokyklų. Todėl, kad kai tik tai siunti savo gyvenimo aprašymą, pašneki su kolegėmis, merginomis, nesulaukia kelis mėnesius atsakymą arba metus, mum ateina iš karto per mėnesį ir atėjus į mokyklą ir sako, labai džiugu, kad vyrai renkasi šią profesiją ir atrodo, kad net motyvacinio pokalbio nereikia. Tai dabar, manau, Lietuvoje yra pats laikas, kada vyrai gali tikėtis turėti, gal ne 100% užtikrintą darbo vietą, bet visai arti tos skaičiaus. Nes ta, aišku, švietimo ministerijos nustatyta strategija pakelti vyrų skaičių mokyklose, gal kiek utopiškas, nes jis sako, reikia gerinti sąlygas, uždarbį ir taip toliau. Vyrai lygtais ir turėtų užsiimti, ar ne, to šeimos išlaikymu. Aš manau, kad dabar pats laikas bandyti ateiti į mokyklas, o dėl kito siūlymo tapti direktoriumi, tenka man su direktoriumi bendrauti kiekvieną dieną, tai tikrai nesulaukiu, nes būtų pavojinga tada jau ir dėl tos darbo vietos. Supratau, čia įdomus buvo klausimas, aišku, paliestas, kuris vienaip ir kitaip iškyla į viešąjį diskursą, atlyginimo klausimas mokytojams ir čia yra tarsi vienas iš tokių argumentų, kodėl vyrai neina į mokyklą, todėl kad atlyginimas nemotyvuoja jo dirbti šio darbo, pakankamai sudėtingo. Aš tai nemanau, kad tai yra teisybė, nes jeigu mes palygintume su kitomis specialybėmis, ką uždirba net ir vyras ar moteris baigė aukštąją mokyklą, tai čia nėra kažkokio labai ryškaus disbalanso. Bet vis dėlto, Donatai, kaip manai, ar mokytojo atlyginimo pakelimas būtų veiksnys, kuris skatintų vyrus rinkti šią profesiją? Aš nežinau, kuriame lygyje reikėtų keltą atlyginimą, nes tai yra irgi tiesiogiai, tas atlyginimas priklauso nuo tavo inicijuojamų idėjų, tavo darbo, kiek tu turi pamokų. Tai kitaip sakant, tu gali susiformuoti tą krūvį, jeigu tu esi iniciatyvus, geras mokytojas, tu turi tą krūvį ir tikrai jisai nėra
už tą krūvį tikrai gali gauti normalų atlyginimą. Vidutinį bent jau tikrai. Tai nemotyvuotų daugiau Tai vyrų. aš nežinau, aš tai visą laiką mėgstu tiek ir mokiniam, ir savo prisimti atsakomybę už tai, kas yra ir nekelti kitiem didesnių reikalavimų, negu pats padarai. To prasme, tai turėtų būti visiškai priklausoma nuo tavęs ir tavo pastangos bet kokiu atveju yra pastebimos, aš manau. Simai, kaip tau atrodo? Aš manau, kad iš tikrųjų pagrindinis dalykas, kad visuomenė sako, jog mažas mokytojų atlyginimas yra, bet jeigu paklaustumėm atsitiktinių praeivių, koks iš tikrųjų yra atlyginimas, tai visi pasakytų, kad mažas, bet koks realiai yra, ar koks santykis su vidutiniu atlyginimu, tai daug kas nepasakytų. Tai išduok paslaptį visiems. Kiek uždirba mokytojas, vyras? Aš galiu išduoti paslaptį, aš turiu 10 kontaktinių valandų pamokų ir turiu auklėjamą klasę ir uždirbu 1100 litais. Kažkodėl man padidėjo, mačiau 10 eurų atlyginimas, administracijos dar nepaklausiau, bet tai tikiuosi, kad ne per klaidą. Bet iš tikrųjų tas atlyginimas yra už tai, kiek valandų mes dirbam. Jeigu aš dirbu 3 dienas per savaitę, šiandien mano darbo diena baigėsi 10 val. Ryto. Ir aš kaip suprantu, mes esam 4 mokytojai ir vidury dienos turim laiko ateiti čia pašnekėti, todėl kad būtent visiems kažkaip yra tas grafikas ganėtinai laisvas. Tai tas atlyginimas būtent atsveria tą dalyką ir aš šiuo metu savo darbą apskritai laikau kaip studijomis, už kurias man moka stipendiją, nes aš labai daug mokausi ir labai pats savo daug pridėtinės vertės kuriu ir dėl to mėgaujuosi, o jeigu dar už tai gaunu pinigus, tai labai esu laimingas dėl to. Bet vyrai, ar netrodo, kad mes taip šnekėdami, sakydami, čia viskas tvarkoja su tais atlyginimais, mes padarom 2 tokius baisius dalykus. Pirmas dalykas, sukeliam pyktį vyresniųjų mokytojų, nes aš įsivaizduoju, jeigu žiūri ir dabar ar vėliau žiūrės, ką čia šneka, nuo kokios iniciatyvos, aš einu pas direktorių, sakau, duokit man daugiau pamokų, jisai sako, nėra pinigų, eik iš mano kabineto. Ir čia atsisėdęs jaunas ir sako, nuo iniciatyvos. Ir kitas dalykas, atsisėdė, kai kurie mokytojai gali sakyti, jo, hobi, čia nervų žilsta mano plaukai, visa kita, toks ir hobis. Vis dėlto, ar netrodo, kad šiuo atveju mokykloje išryškėja skirtumai ne tik tarp lyčių, bet jie labiau yra matomi ir tarp amžiaus grupių? Simai, kaip tau atrodo? Ar nesusidari? Iš tikrųjų, manau, kad taip yra, bet vėl ta mūsų karta, kuri atėjusi į mokyklą, dar neturi, ten tarkim, 2-3 vaikų, kuriuos reikia iš to atlyginimo išlaikyti. Todėl, kol taip gyvena, kada dar yra jauni, tai gali mėgautis tuo mažu atlyginimu. Bet aišku, kada atsiranda daugiau įsipareigojimų, reikia ir didesnio atlyginimo. Bet kitas dalykas, dar kas tą profesiją šiek tiek netokį gerą įvaizdį formuoja būtent tai, kaip tuos mokytojus mes matom. Dažniausiai mokytojų susibūrimus mes matom arba prie vyriausybės, arba prie Seimo prašant atlyginimų pakelimo, bet mes nematom kažkokių mokytojų grupių, organizacijų. Vienintelė tokia organizacija, galbūt, kur jauni mokytojai susibūrė, tai yra renkuosi mokyti, o būtent kiti mokytojai susirenka nebent prašyti didesnio atlyginimo, todėl mes visuomenė mus taip ir mato būtent. Donatai, kaip tau atrodo dėl kartų konflikto? Ar jis yra ar ne čia vis dėlto? Jo, dar gal reikėtų pridėti tą komentarą, kai tu sakai, suabsoliutins visi, ką mes šnekam ir išvirs į blogąją prasme. Tai čia reikėtų pasakyti, kad mes šnekam apie tikrai tik tai savo situaciją ir čia nereikėtų, aš neatstovauju nei Vilniaus krašto, nieko, tik tai aš savo gyvenimą atstovauju ir savo darbo vietą. Tai, o kartų konfliktai, tai ne. Nesijaučia mokykloje? Man ne. Aš labai puikiai sutariu su įvairiom kartom. Žilvinai, ką tu galvoji? Vyrai Edukologijos universitete apskritai yra įpratę jau bendrauti su moterimis, tai manau, kad čia tik tai pliusas. Dabar kitas dalykas dėl iniciatyvos mokytojų rodomos. Jeigu mokytojas įsivaizduoja, kad svarbiausia yra parodyti iniciatyvą, ateiti pas direktorių, sakyti, duokite man daugiau pamokų ir mokinių, aš turiu per daug laisvo laiko, tai bet kuriuo atveju tai čia yra žema motyvacija ir apskritai ne iniciatyvos rodymas. Iniciatyvos rodymas turėtų būti prasidėti galbūt ir klasėje iš tikrųjų, parodyti, kaip bendraujame, kaip pamokos vedamos, kitas dalykas, kelti kvalifikaciją turimą.
Tai manau, šiais laikais, bent jau Lietuvoje, nėra labai jau sudėtingų sąlygų kelti kvalifikaciją, dalyvauti yra daugybė nemokamų mokymų, jeigu mokykla neturi pinigų ar gaila savo. Ir iš tikrųjų, kylant kvalifikacijai, kyla ir atlyginimas. Tai čia jau bet kuriuo atveju. Tai aš manau, kad dabar vyresnysis mokytojas, dirbdamas pilnu krūviu, turėdamas papildomos veiklos mokykloje, aš manau, kad tas atlyginimas neturėtų gąsdinti, nes jisai turėtų svyruoti vis tiek apie 800–900 eurų. Aš dėl to galėčiau garantuoti. Aišku, ne visose mokyklose, ne visais atvejais, bet aš manau, tas atlyginimas, palyginus su vidutiniu, kiek bandžiau pasižiūrėti į rankas, dabar yra Lietuvoje 1900 litų, ne 700 kažkiek eurų, nes prieš mokesčius mačiau virš 2000 yra. Taip? Tai aš manau, kad dirbantis mokytojas normaliai, tvarkingai, rodydamas tikrą iniciatyvą dalyvauti ir popamokinėse veiklose ir taip save rekomenduoti, turi tikrai didelę galimybę uždirbti daug daugiau negu tas vidutinis atlyginimas, jau nekalbant apie minimumą. Kitas dalykas dėl kartų konflikto. Mano mokykloje iš tikrųjų nebuvo tokio, ir iki šiol nėra tokio konflikto, kad vieni kažkaip su kitais nesutartų, galbūt vyresniai mokytojai dirbantis 30 metų pamato, kad ateina jaunas žmogus, į kurį žiūri direktorius ar visa administracija kitaip, atsako, čia ateitis mūsų, va čia va perspektyvų, čia galima su juos sėti, galima daugiau veiklos duoti. Galbūt tai ir galėtų supriešinti. Gal kažkas tyliai ką ir šneka, aš nesu girdėjęs to, tiesą sakant. Bet tas konfliktas, jisai, jeigu ir būtų, tai aš manau tik tai motyvacija ir pačiam vyresniam mokytojui daugiau rodyti iniciatyvos darbo vietoje, o nedirbti tik tai taip, kaip jisai dirba visus tos 30 metų. Na gerai, tai jūs sakot, kad pinigai neesminis faktorius, bet faktas lieka faktų, kad vyras yra pakankamai didelė egzotika mokykloje, dažniausiai jį galima pamatyti sporto salėje, vyrą mokytoją arba dirbtuvėse, taip. Na, dar vienas kitas istorikas praeina pro šalį, ten koks nors fizikas netyčia papuolęs ir informatikas, taip? Tai kodėl vyrai vis dėlto vangiai renkasi pedagogo profesiją? Pinigai nesmė, tai kas yra esmė? Ar vis dėlto vyrai bijo pernelyg sunkaus darbo, o moteris šiuo atveju yra ištvermingesnės? Aš čia savo mokiniams, tarp kitko, šiandien pavyzdį sakiau, mes kalbėjome apie partizaninį karą. Faktiškai kankinimų metu dažniausiai palūždavo vyrai, o moteris beveik niekada nepalūždavo kankinamos. Tai čia gal irgi panašiai persikėlė šitas dalykas ir mokyklą, ką, gerbėmieji? Aš manau, kad iš esmės yra tiesa, todėl kad moteris bent jau lyginus su savimi yra daug preciziškesnės, o mokytojo darbas reikalauja atidumą iš tikrųjų iki negalėjimo ir įspaudimas į rėmus vyrui nėra blogai, nors kartais varo iš proto. Tarkim, ruoštis pamokom, čia Simas gerai pakomentavo pirmą, nebeatsimenu į kurį klausimą, bet visiems, tarkim, ketvirtakursiam, ar dabar jau praktika turbūt dažniau vyksta, tai pamokų planų ruošimas, ar ne? Tai, pavyzdžiui, sužadinimo etapą užpildyti futbolu ir krepšiniu, tai čia yra tobulas variantas ir galima visų dalykų turbūt įkišti į pamokas. O šiaip tai tikrai darbas reikalauja atsidėjimo, galbūt su suaugusiais šiek tiek kitaip yra negu su mokiniais, nes tas sužadinimo etapas yra šiek tiek nublanksta jo vertė, kadangi motyvacija yra kitokia, bet sudominti mokinį, manau, vyras turi tiek pat šansų, kiek ir moteris, jo labiau, jeigu jis yra jaunesnis, domisi tais pačiais dalykais kaip ir mokiniai. Tai manau, kad, ką dar galima pridėti būtų, kad vyrui sunkiau galbūt atlikti šitą visą skrupulingą darbą, dokumentaciją, pasiruošimą pamokoms, negu moteriams. Aš taip įsivaizduoju, įsimokęs 6 metus vien tik tarp moterų. Bet netrodo, kad šiek tiek yra toks mitas mokyklų iškeltas dėl didelio popierizmo. Ir vėl dabar aš įsivaizduoju, ką galvoja kai kurie mokytojai, ką iš šneka, mes tiek popierių pildom. Bet žinokit, aš mokyklai dirbdamas nesuprantu, kur tas popierizmas. Niekur nerandu popierizmo. Kad vieną kitą parašiuką parašytą ar mokslo metų pradžioje parašyti savo taip, kaip tu dirbsi per metus susiplanuoti ir čia ir didelis popierizmas. Dabar 21 amžiuje popierizmas kompiuterizmu virsta, nes dienynai visi elektroniniai, dabar reikia spaudžioti mygtukus ir tiek. To popierizmo iš tikrųjų kaip ir nebėra, visi dokumentai, kurie paruošiami yra elektroninėje erdvėje.
pamokų planai ir taip toliau. Gal pirmus metus išdirbančių mokytojų administracija gali prašyti, pateikti, galbūt ne visi dar iš tikrųjų tais kompiuteriais naudojasi vyresni žmonės, gal papirinių variantų reikia, bet aš kalbėjau apie pasirašymą, tarkim, pamokai. Tai jeigu tu nesi entuziastas savo srities, reikia daug dirbti. Jeigu esi, tai gali būti dalis tavo hobio. Supratau. Donatai, kaip pačiam atrodo? Kodėl mokytojas yra egzotika? Tai kodėl neina? Pinigai nemotyvuoja, viskas ten tvarkoj, o mokytojai neina. Tai nuo pat pradžio aš sakiau, gal bent jau man tai reikėjo iššūkio, kažkokio kaip tikslo, kodėl aš ten turėčiau atsirasti. Ir jisai turėtų, bent jau vėliau turėtų pats mokytojas kelti tą iššūkį arba jo ieškoti kažkur kitur. Pavyzdžiui, man vien vesti pamokas jau pasidaro nebe taip įdomu, aš vis tiek ieškau kažkokių kitokių veiklų, kur mes galim dėka tų pamokų kažką išpildyti, ten nors dalyvauti akcijų ar kažkokį projektą įgyvendinti ir panašiai. Ir taip privesti visą ugdymo turinį ir panašiai. Dėl ko dar sunku, aš galvoju, galėtų būti vyram išbūti mokykloje, tai dėl emocinės aplinkos. Tiesa tai, kad moteris gal lengviau su vaikais ir jų visą emocinį virsmą mokykloje išgyvena lengviau negu vyrai. Aš taip galvoju, nes kartais irgi ten nesupranti, kas vyksta vaikų galvose ir per vieną minutę jos ten gali pasikeisti tos emocijos kelis kartus. Irgi nuo būdo dar labai priklauso tiek ir vyro, kiek tu pats esi sistemingas. Pavyzdžiui, aš esu labai netvarkingas savo darbo vietoj, pas mane ir daug popierių ir beje, aš popierizmo pats savo prisigalvoju, nors manęs neprašo nie. Bet tada, kai aš noriu, tada pasidarau tą popierizmą, kurio reikia padaryti iki šiol, dar kai kurio nesu padaręs. Tikėkime, jis nežiūri administraciją dabar. Gali žiūrėti. Simai, kaip tau atrodo, kodėl nesirenka? Pamodeliuokim tokią situaciją, kad ateina tavo mokinys ir sako, mokytojau, aš norėčiau būti mokytoju, bet nežinau, ar verta. Tai ką jam pats pasakytum? Tai, kad neverta, tada jeigu abejoji, tai tikriausiai neverta. Bet dar grįžtant prie to popierizmo, tai aš pritarčiau Mindaugui, kad tikrai neaišku, kur tas popierizmas ir kartais net nedrįstų klausti administracijos, ar tikrai čia tiek mažai yra, kad galbūt aš praleidžiu pats kažką nežinodamas. Tai, o kas vyrus galėtų paskatinti rinktis tą profesiją, tai būtent tos profesijos pristatymas kaip iššūkio kažkokio. Tarkim, savo pavyzdžių galiu pasakyti, kad aš licėjuje Vilniaus yra taip pat ir tarptautinio bakalaureato programa, kuri pagal tarptautinę programą rengia mokinius ir tai man yra tikrai didelis iššūkis, aš juos mokau ir tokių mokyklų Lietuvoje yra 4 ir aš stengiuosi maksimaliai tam atsiduoti, nes matau tai kaip tikrai didelį iššūkį ir tai galėtų vyrus tikrai patraukti. Taip pat, kaip jau buvau išsakęs, kad vyrų tikrai nemotyvuoja ta mokytojų bendruomenė, kur visi žino, kad tai yra moterų bendruomenė, visada prašantis kažko, visada, aišku, atlyginimų didesnių ir taip toliau, bet patys kažkokių iniciatyvų, įdomumo, to pačio pristatymo kaip mokytojų bendruomenės, kaip įdomios bendruomenės, tai tikrai trūksta ir to nėra daug. Ir dar tikrai didelis dalykas, aišku, kas tos mokytojus vyrus pakviečia, tai šeimos tradicijos, aš esu iš pedagogų šeimos, kaip suprantu, ir ne vienas čia prie stalas iš pedagogų šeimos, tai tikrai kažkodėl pritraukia ir vyrus, ir moteris taip pat, bet vėl galimybė vyrus pritraukti būtent iš pedagogų šeimų. Mūsų diskusija, aš manyčiau, yra pakankamai patraukli forma. Žiūrėkit, kiek išsiaiškino žmonės. Ir atlyginimas geras, ir popierizmo nėra, ir iššūkių daugybė mokyklų, tik tai imk ir pamėgink susirasti darbą. Bet ar jums netrodo, kad mūsų visuomeniai ypač yra svarbus stereotipai? O esminis stereotipas, ir kaip stereotipas aplinka, yra tokia, kad mokiniai augdami nuo pat 1 iki 12 klasės aplink save mokyklo mato tik tai didžiąją dalį moterų, reiškia. Vyrai yra egzotika, todėl jie ir sutapatina šią specialybę, šią profesiją, ne su tai, kad kažkoks iššūkis tai yra, bet su tai, kad tai yra moterų užsiėmimas. Ir kaip tu gali užsiimti to, ko užsiiminėja moteris. Kaip ir dabar, štai tarkim, viešajame diskurse analizuojama problema šauktinių kariuomenė. Taip, kai kurios moteris sako, kodėl mūsų neima į kariuomenę? Mes norėtume įtarnauti, bet vis dėlto sako, vyrus šauksime tik tai.
Ar čia nėra toksai išlikęs archaiškas pasiskirstimas į tokias griežtas disciplinas? Mes turim vyriškas profesijas, turim moteriškas ir mokiniai jūs mato tik tai moteris mokytojas, taip kad vyrai rinkitės inžinieriaus kelią ir panašiai. Kaip atrodo, Donatai, tau? Jo, aš galvoju, gal irgi kokia karo ministerija gali inicijuoti konferenciją, kodėl tiek mažai moterų armijai. Įdomu, ką pasakytų, kaip paskatinti jas. Nu, tiesa, Lietuvoje ne armija, kariuomenė yra. Kariuomenė, atsiprašau, dievėta. Tai, taip, ką turėjau atsakyti dar? Na, tai ar netrodo, kad aplinka tiesiog nulėmė visą tai, kad... Jo, nu, tai, o ką mes tikimės, kad vaikai mato vien moteris ir sakytų, ne, jos netinka šiam darbui, turėtų čia prieš mus būti vyrai. Nu, būtų, nu, tiesiog, tai mes atsakome į klausimą jau patys jį užduodami, nes nu, jie mato tikrai daug moterų ir tapatina tą profesiją su moteriška lytimi. Na gerai, Žilvino mokykla kitokia. Nežinau, ar ten galima pritaikyti principą, kad mokiniai taps kažkada mokytojais, bet vis dėlto. Ar nemanai, kad čia yra esminis atsakymas, kodėl vyrai vangiai renkasi pedagogo profesiją, būtent todėl, kad aplinka moteriška yra? Taip. Taip. Tai ką daryti, kad viskas keistusi? Ar vis dėlto susitaikom, kad tokia padėtis yra nebloga? Nu, ką padarysi? Prarastas frontas vyrams, iššūkių ieškokime kare. Aš manau, kad labai drąsu moteriškam kolektyve dabar sakyti, kad problema yra moterų gausumas mokyklose. Nėra tai problema turbūt. O tai galėtų netgi būti vienas iš faktorių skatinančių vyrus eiti dirbti į mokyklas. Nes moteriškas kolektyvas visada yra perspektyvus. Aš bent jau taip manau. Tai nežinau, aš sutinku. Tikrai sutinku, kad šis dalykas, kad, kaip Donatas sako, kad nuolatos matomos mokytojos moteris vaikų, galvose tikrai suformuoja tą įvaizdį, kad mokytoja turi būti moteris. Aš tikrai sutinku, aš nežinau kaip keist, vienintelis galbūt kelias, kad jie matytų vyrus, bet netgi ir prezidentės portretas moters kabo. Tai aš nežinau, tiesiog moteriška aplinka nėra tai blogai iš tikrųjų, bet kad mokinių neskatina rinktis vyrų mokytojo kelio, tai tikrai taip. Aš gal nelabai gerai savo funkciją suprantu, bet vis dėlto, nu, aš bent jau taip galvoju, kad čia yra šita diskusija skirta paskatinti vyrus, tapti mokytojais, keliauti į mokyklą, iššūkį kažkokį savo susigalvoti. Tai užduosiu ir jums klausimą. Kaip jūs, būdami jauni mokytojai vyrai, matote savo profesiją šiek tiek iš šalies, iš šono, kokie yra svarbiausi pliusai, būnant vyrų mokykloje? Ar tų pliusų vis dėlto nėra ir viskas tas pats, kaip reiškia, būnant mokytojo moterimi? Pliusų yra labai daug. Ne vien tik tai, kad aš vyras. Moteriška aplinka, čia gali žmoną susirasti, jei esi jaunas, jei esi vyresnis, gali antrą susirasti žmoną. Galima turbūt ne tik žmoną surasti, bet ne tame esmė. Aš manau, kad svarbiausia yra, kad nereikia vilioti, aš manau, žmonių būti ten mokytojų ir inžinieriumi. Jų nereikia vilioti. Kiekvienas turi pabandyti nors vieną kartą kažką, kas jam yra įdomu. Jeigu jam atrodo, kad jis gali atsiskleisti, kad jam gali būti įdomu, žinoma, gali būti mokytojas, gali būti, nežinau, sportininkas, bet kokios srities atstovas. Jeigu jam įdomu, pabandė, nepatiko, gali tęsti toliau kelią savo kitoj profesijoje. Čia, aš manau, už virvės traukti nereikia. Bet pliusų darbe, iš tikrųjų, ne tik kaip vyrui, kaip mokytojo darbas turi daug pliusą. Jeigu patinka bendrauti su žmonėmis, tai bendravimo yra per akis darbo metu, grįžus namo kartais nesinori bendrauti. Kitas dalykas, kad jeigu tu, tiksliau, kai tu įsivažiuoji į ritmą, kai tu dirbi su klasėmis nebe pirmus metus, kai tu žinai, pagrindus, ką tu turi perduoti, kaip turi perduoti, tada gali varijuoti. Atsiranda improvizacijos elementų. Kitas dalykas, tos karjeros galimybės ne tik kaip mokytojas, būtinai po mokytojais pavaduotojas, direktorius, paskui švietimo skyrių ar savivaldybė ir taip toliau. Ne vienintelis kelias, pasisemti patirties, inicijuojant projektus nacionaliniu lygiu, tarptautiniu, yra tikrai galimybės ir organizacinio darbo mokytis. Kokiu dar pliusų yra. Pliusas vienintelis, galbūt pats svarbiausias yra, kai pabandai ir supranti, kad tau patinka tą daryti ir kurį laiką patiks, tai tą ir daryti. Čia yra pats didžiausias pliusas. Tai
skatinčiau, jeigu kas nors nori pabandyti, kad drąsiai bandytų, ypač vyrai, dabar nesunku tą padaryti. Donatai, pliusai būti mokytoju. Jo, aš dar grįšiu truputėlį prie to, mes mokam mokytojai atsakinėti į tuos klausimus, kuriuos reikia. Bet labai buvo toks klausimas, bet nebuvo kada pasisakytai apie tai, ar masiškai ateinantis vyrai iš tikrųjų sukeltų tą jau didesnį kokybę ženklą mokykloje, ar ne, ar tai automatiškai atsitiktų, čia irgi klausimas, ar tai yra mechaniškai, dabar mes stumsim visus, eikit, bet kokiu atveju, tai aš garantuoju labai daug bus atleidimų iš mokyklos arba išėjimų automatiškai. Tai irgi gal nereikėtų taip forsuoti šito proceso, gal yra jau nemažai ir pasistumėję, kad yra mokiniai gal ir mato jau daugiau ir tų pavyzdžių ir sėkmingų ir dabar viskas labiau perteikima vaizdais, tai aš manau, kad tikrai mokiniai gali matyti tam mokytojo portretą ne tik moteriškai, yra ir vyriškų ir sėkmingų gal. Pliusai, tai nežinau, tas pats, jeigu, aišku, tai nėra pusė dienos darbas, kaip čia gal kažkur nuskambėjo, tai kad irgi labai reikėtų daug savarankiškai tam ruoštis, daug galvoti ir panašiai, bet yra galimybė susiplanuoti dieną, kad jinai būtų kažkada laisvesnė. Jeigu yra kažkoks svarbus reikalas, tai iš tikrųjų pedagogo darbas yra tas dėkingas, kad iš tikrųjų gali atlikti savo asmeninius reikalus ir antroji dienos pusėje po pamokų, bet jau čia tiesiog leidžia tam sąlygos. Ir atostogos ilgos. Ratau, Simai, kaip tau atrodo? Kažkokių papildomų pliusų, kad būtent kaip vyrui pliusų yra dirbti mokykloje, aš nematyčiau, o tiesiog kaip mokytojų pliusų yra labai daug. Šiandien man buvo pagrindinis pliusas, kada mokinys pasakė, ačiū mokytojau už pamoką, kad mes būtent darėm tai, ko mes norėjom, ką paprašėm ir kad būtent mes darėm laboratorinį darbą ir tiesiog jie prašė kažkada šią savaitę ir būtent darėm tai, ką jie norėjo ir padėkojo už tai ir man pakankamas atlyginimas, kad aš galiu suteikti mokiniams tai, ko jie nori ir jie todėl yra patenkinti ir apskritai aš galiu duoti jiems tas žinias, galiu stengtis duoti daugiau žinių negu galbūt kitas mokytojas ir tai tikrai mane skatina būtent, kad aš galiu duoti kažką, išmokyti juos. Ir tai yra pagrindinis tas pliusas bent jau man šiuo metu. O kas teikia pasitenkinimą, Donatai, tau, būnant mokytoju? Ar irgi va toks įvertinimas, kai mokinys sako, o šiandien tikrai man patiko pamoka? Jo, aišku, žinoma, šitas tai stipriausia gal yra motyvacija, kai tai išgirsti, pamatai. Be abejo, atsiliepimai tarp mokinių, tarpusavį. Šiaip visas galimybės mokykloje, kurias aš turiu, mane irgi skatina būti joje. Tai yra renginiai, šiaip savęs realizuoti kartu su kitais, burti grupės, kartu daryti, inicijuoti, tas irgi savirealizacijai labai daug duoda. Tai mane tai labai skatina. Žilvinai, kas tave skatina likti mokykloje? Man visada patiko dėmesys, tai stovint prieš mokinius visada jos sulaukia per akis. Kas dar gali skatinti? Skatina galimybė nestovėti vietoje. Iš tikrųjų, yra tiesos tas moralinis pasitenkinimas, kai mokinys akivaizdžiai peršoka savo galimybės ir išlaiko egzaminus praktiškai taip pat, kaip aš išlaikiau 12 klasėje, nors skirtumas tarp mokymusių 30-20 metų. Tas iš tikrųjų malonu, bet nesakyčiau, kad tai pagrindinis dalykas. Svarbu, kad aš turiu kur atsiskleisti ne tik kaip mokytojas, bet kaip ir žmogus. Ne tik bendraujant su mokiniais, bendraujant su kolegomis. Iš tikrųjų, daug pažįstamų ir iš kurso studentų ir sustinkam ir bendraujam ir pasidalinam patirtimi tą anomaliją, kaip čia vyrai mokytojai, toliau bendravimas su mokyklomis užsienyje. Tai mane iš tikrųjų labai žavi, labai skatina įsisukti ir mokinius. Tarkime, dabar vyksta projektas Liberty of Soul. Dalyvauja Lietuvos mokyklos, mūsų mokykla, iš Ispanijos, Italijos, Rumunijos, galimybės važiuoti vieniem pas kitus, kaip galutinis rezultatas projekto. Tai yra, tarkime, mokinių kurta poezija, proza, dramos ir yra leidžiamas leidinys ir visų šalių kalbomis, bus ir pasirodys ir Lietuvoje taip pat.
ir man būti dalimi tokių projektų ir neorganizuojant, bet apskritai dalyvaujant, bendraujant su mokiniais kitose šalyse ir su mokytojais, tai mane tai labai skatina. O kitas dalykas, kad kiekvieną mėnesio 8 dieną aš būnu laimingesnis truputį. Supratau, aš visada, žinot, sakau tokį dalyką, kad verta būti mokytoju dėl 45 priežasčių. O tos 45 priežastys yra, kad tu faktiškai kiekvieną dieną gauni 45 minutės šlovės ir jau nuo tavęs, broli mielas ir sesė miela, priklauso taip, kaip tu jas išnaudosi. Aišku, kiek ten 56 kalendorinės darbo dienos atostogų per metus irgi yra pakankamai motyvuojantis faktas, bet vis dėlto aš manyčiau, kad apibendrinant mūsų diskusiją šios dienos, ar pedagogo profesija yra vyriška, atsakymas sėdi štai čia prieš jūs. Tai, kad mes dar turime mokytojų vyrų, ar tai būtų 20%, ar tai būtų šiek tiek mažiau ir daugiau kitais mokslo metais, bet vis dėlto mokytojai vyrai gali būti ir savo darbą, aš manau, pakankamai puikiai išmano. Taigi šiandien su mumis diskusijai dalyvavo Žilvinas Miliauskas, lietuvių mokytojas, Donatas Mikas, technologijos ir Simas Ignatavičius, biologijos pasaulio.